Labas visiems įsijungusiems šį vlogą ir aš žiūriu, kaip yra tamsu namuose. 1 valanda dienos, atrodo lauke ir sniego yra, turėtų būti šviesiau, bet kambarį taip tamsu, kad tiesiog reikia vis laik šviesą įsijungus būti. Tai gerai, ne apie tai. Tai sveiki visi įsijungi šitą vlogą. Reikia išsiųsti siuntinį, nuvežti iki DPD paštomato, ten, kur Instagram'e laimėjo viena mergina. Tą dovanėlę reikia supakuoti, išsiųsti. Tai va, nu dabar supakuoti siuntą. Dar plus reikės išvežti tarą, nes nebetelpa į mūsų taromatą jau visa tara. Aš jau praeitam vlogui rodžiau, ką galėjau laimėti, tai va šitą rankinuką. Ir galvojau, kaip pakuoti į dėžutę ar į voką. Tai radau tokį, čia vyras kažką siuntės ir radau, žodžiu, tokį atkirpau, kad būtų su tuo sausainiu paduoti. Im sausainiu. Ta jau. Nu, tau reikia atnešti. Prašom. Tai tokį radau vokelį, kuris yra, žinot, su tuo paminkštinimu, tiesiog, kad nesusidaužytų gal. Ir tuos vokelius, kur buvau užsisakiusi, tuos celofaninius. Ėjom su Tajuku pasimti siuntinį iš paštomato. Tai čia gal koks kilometras, pusantro pirmyn atgal. Galvoju, oras nėra toks blogas. Nu, ta prasme, lynoja truputį, bet šilumos yra šiek tiek, tai toks geras gaivus oras. Ir galvojom pasivaikščiosim, tuo pačiu užmigs. Bet jaučiu, nemiega vyrutis. Vyrutis nemiega. Ne, nemiega, tai nežinau, kaip jisai... Nes šiaip pakaituko metusam jau. Gal dar reiks kur ratuką prasukti, nes jau netoli namų. Na, vis dėlto tai aš neužmiego, bet parėjom. Tai parodysiu siuntinį, ką nusipirkau. Čia iš Facebooko parduotuvės, bet ne tos, kur laivus daro. Šiaip aš ją senai ten seku, vis žiūrinėjau tos rūbus, man jie gražus. Ten siūlo pagal tavo išmatavimus. Bet būna, kad jie įmeta iš pardavimo likučius, sakykime, dydžius, tai atradau tokį dydį XS-ą. Šį palaidinę galvojau, kad bus kitokios medžiagos. Bet ne taip turėjo atrodyti. Ten turėjo būti, man atrodo, juodas šitas printas. Galvojau, kad medžiaga bus tas, nu, veliūrinis, žinot, dabar kur yra. Bliamba, grinai galvoju, kad bus vėliūras, bent jau taip atrodė. Kažkaip net nekilo klausimų paklausti, nes iš nuotraukos labai gerai matėsi. Einu pažiūrėsiu. Nu gerai, gal medžiagos ir negalėjau tiksliai matyti, bet atrodo va taip. Tas logo tai grinai yra juodas. Kodėl negali būti viskas normaliai? Žodžiu, yra tokia palaidinė, jinai susitraukia su šniureliu apačioj ant gumytės. Tai faina, nes galima pasidaryti tokia ir kaip laisvesnė. Ir kaip susitraukti. Ir dar žinau, kad, man atrodo, rašė, kad jeigu yra iš pardavinės prekės, tai negalima, man atrodo, grąžinti ar keisti. Jeigu būtų buvusi tokia, būčiau mačius, tikrai nebūčiau pirkusi. Nežinau, reiks rašyti mano jiems ten. Sijonas rašė, kad yra su guma. Šiaip nebeturėjau juodo odinio sijono ir jis toks yra, automatiškai priduoda klubus tokius feikinius. Jo, šiaip pasiūtas gerai, ekoda sakė čia yra. Ar šiaip pretenzijas dėl to logo. Nes jis toks atrodo kaip saulė nublukęs tiesiog. Arba kaip baigėsi printerį juodi dažai ir tada pradeda spausdinti va tokį spalvą. Atrodo, net ir su kišenėm. Jo, dar yra su kišenėm. Tai taip bus. Nežinau, ar aš noriu tokį didelį čia logo matyti, jaučiu, kad jį nusiimsiu. Žodžiu, ką tik išskalbiau tą palaidinę, kurią rodžiau. Tiesiog, kai rengiausi, šiek tiek su makiažo pagrindu, iš tikrųjų galvoju, nusiekiu nepagabinsiu spintą, išsiskalbsiu.
Šiek tiek gal matosi logo, ar ne? Ir čia yra geroji pusė. Va. Iš gerosios pusės liko logo tik toks, po vienu spaldimu. Ir dar plus rankovės tokios, nors ten nuotraukoje buvo parodytos tokios surauktos. Na jau gražinti nebegražinsiu, ar taip jau net nebūčiau gražinusi. Aš parašiau ten joms, pasirodėjus iš Telšių netgi, nes adresas siuntimo buvo Telšių. Pažiūrėsiu, ką parašys. Pietų šiandien tokie. Čia užsisakinėjom iš 8 suši, man atrodo, gabaliukai taip vadinasi. Tai jau ne pirmą kartą, visai skanus suši. Šiandien sugalvojom nuvažiuoti į kino teatrą, pažiūrėti filmą. Šiaip gavom pasiūlymą, kadangi atvyko uošviai, tai pabus su anūkais visais, o tėvai varys out. Tai nusprendėme filmą varyti. Iš pradžių siūlė į vieną varyti, dabar yra naujas Baby Girl, man atrodo, išsiverčia lietuviškai, mačiau, Gera mergaitė, nors ne taip verčiasi. Bet žodžiu, filmas Gera mergaitė, bet ten ne melodrama, tiesiog ten toks, žinot, sėdi ir žiūri ir viskas. Aš nemėgstu žiūrėti tiesiog kažkokios melodramų, šiaip kažkokio filmo, tiesiog kino teatre. Man patinka žiūrėti siaubo ir filmai, kur yra su efektais. Ten kažkokie, nežinau, žemės drebėjimai, viesulai, kažkas tokio didingo, galingo, nes tokie ekranai kino filmuose tai labiau leidžia įsijausti į tą filmą. Sakykime, siaubo filmas, atrodo, kad tu sėdi ten iš tikrųjų ir tavęs laukia, ateis pačiups. Arba ten, jau kažkokia banga, ar ten viesulas kažkas tokio. O kai žiūri paprastą filmą, tiesiog kaip ir paprasto teliko, sėdi, žiūri ir tiek. Kažkaip jokios emocijos nesukelia. Tai aš tik žiūriu siaubo filmus filme ir, sakau, kažkokius tokius gamtos kažkokios stichijos. Apie siaubo filmus, tai aš žiūriu tik, kas yra su raganom, vaiduokliais, kažkokiam mistiniam būtybėm, nemėgstu tų ten, kur jauna, žodžiu, kur ten mėsinėjai žmoginėja, tai ten jau yra ne siaubo, tiesiog šlikštynų filmas, tai tokių nežiūriu, o siaubo mėgstu pažiūrėti, tiesiog, tokie širpuliukai man patinka. Sometimes this thing happens, the thing that's happening right now. There's a point where self-confidence becomes a kind of insanity. Iš draugos gavau užsakymą, užsakiau pirmą kartą perku internetu, kadangi nemokamai dabar yra pristatymas į Omniva paštomatus, o pas manęs paštomatai yra kieme, tai daug patogiau nevažiuoti tik parduotuvės. Tai parodysiu, ką nusipirkau. Žodžiu, pasimėjau tų kempinėlių, tos baltos vadinamus, kaip jos, kur nuvalo bet kokius nešvarumus. Tavai paėmiau, žiūrėkit, didžiulį šampūno ir dušo gelio, tokį butelį. Čia toks, nežinau, nebandytas, šiaip kiek čia 0,5 litro ir tikrai daug, manau, užteks. Šiaip labai daug sunaudojam to viso šampūno. Muilo burbulų gamintojo duše, tai tikrai sueina visai. Čia už sienos, kaip visada. Žodžiu, toliau dantų pastos pasiėmiau iš Jordan. Mes labai mėgstam Jordan dantų pastą, todėl kad jinai, ne būtent šita, bet apskritai dantų pastos Jordan yra tokios švelnios, neturi tokio specifinio aitraus mėtų skonio, tokio, nėra tokios saldžios kaip kitos, kad būna, nėra tokios aštrios, šiaip gerai išplauna. Ir čia yra būtent ilgesniam burnos gaivumui, kad išliktų. Aišku, čia 12 valandų neišlieka, kaip prašo, bet tikrai jaučiasi kurį laiką, kad, toks švaresnė atrodo burna ir dantis. Po to pasiėmiau pieštuką tokį. Čia yra iš Goš matinis akių pravedimas, rudos spalvos. Aš kaip buvau minėjus, kad dabar labiau rudą spalvą naudoju nei juodą. Pravedimui, aš į vandens liniją piešiu šitą pieštuką. Tai jis yra labai minkštas, jis yra vandenio atsparus, labai gerai išsilaiko, ilgai laikosi, 0,04 moka. Čia pristatinėti nereikia, kaip visada šitą makiažo valiklį perku. Jis labai lengvai, greitai, paprastai nuvalo vandenio atsparų makiažą. Dar nusipirkau dantų, sakyti, batų tą blizgiklį. Tiesiog toks neutralios spalvos permatomas blizgintojas, tiesiog, kad šiek tiek pablizgintų. Ir paskutinis produktas tai iš L'Oreal micelinis vanduo. Čia dabar dar toks šaltas buteliukas aprasoju. Pirmą kartą bandysiu. Čia, man atrodo, netgi naujiena jo yra. Su hialurono rūgštim toks drėkinantis. Kad čia paaiškinti dabar tas
putlinantis, žodžiu, toksai drėkinantis, putlinantis micelinis vanduo, tai vat pamėginsiu. Tai va, atsikirpau šitos kempinėlės šiek tiek, nes aš, kiek žinau, jos susidėvi, susivalo, kaip sakant. Kadangi aš ją naudosiu unitazui išvalyti. Ir man tikiuosi pavyks parodyti. Aš ką tik išvaliau, nežinau, ar jums matysis ar ne, gal nelabai matosi. Bet aš į bakelio vidų dedu tokią tabletę mėlynų, kuri tiesiog dezinfekuoja, išvalo, biškį paputoja, biškį kažkoks kvapas yra, kai nuleidi vandenį. Ir kai jis yra mėlynas, mėlynos spalvos, kartais toks būna labai ryškus, jeigu šiek tiek ilgiau užsistovi. Ir leidžiant vandenį, logiška, kažkiek apsitaško ir realiai, man sunku parodyti, greičiausiai net nesimatys. Aš matau, aišku, plikam akim, sunkiai matosi, bet kai žinau, kai valau tualetą, tai aš matau. Vat įmėlynuoja tokie taškai ir, man nepatinka, tiesiog ta plasmasė įgeria atspalvas tokias ryškesnės. Čia, pavyzdžiui, irgi, vat, čia taškas yra. Čia va toks irgi, po to dažnai būna va šitos vietos, kad irgi užmėlynuoja, užgeltonuoja, gal šiek tiek matosi, jo. Nenusivalo, sakau, ką tik valiau, viskas kiek nusivalė, tiek nusivalė, bet va yra, čia, pažiūrėjau, geriau matosi irgi va mėlyna tokia vieta ir niekaip nenusivalo. Tai aš bandysiu va šitą Magic kempinėlę, tiesiog pažiūrėsim ar veikia, nes kažkur mačiau, kad būtent su tokia valo ir labai puikiai nusivalo. Tai nežinau, ar ją reikia drėkinti, bet ką tik sudrėkinau ir tada aš pamėginsiu šitą vietą pavalyti. Ei, žiūrėkit, valasi. Ir jokių pastangų realiai nereikėjo didelių. Ne, čia gal biškį taip. Nors jo nusivalė, o geras. Gerai, šitą jautriausią, skaudžiausią vietą pabandom. O, eina savo. Kai gerai valosi, žinokit. Geras. Aš išgelbėta. Aš kiek esu pakėtusi unitazo dangčių, nes niekada nesivalydavo niekaip. Ir dabar čia tiesiog reikėjo šitas kempinėlės baltos. Ir viskas paėgė savo. Viskas geriausiai nusivalo. Tik įdomu, o šitas kam reikalingas? Gal šiaip pašveist? Geras. Aišku, aš dar dėl to atsikirpau šitą kempinėlę, nes jeigu būčiau unitazą valius, po to kažkur ją laikyti irgi nesąmonė. Ar dar kažką valyti su ją, tai ne. Gerai, šitą vietą. Jums nelabai matysit, bet aš matysiu. O, lengviausiai nusivalė viskas. Dar čia pamėginsiu tą pusę, va šitoje vietoje žiūriu, tokios kaip kalkės randasi nubėgimai. Ne, čia jau kitokį reikėtų kažkokį priemonę naudoti. Liuks, užskaitau šitą kempinėlį. Dar šitą iš šampūnų dėžutį, dabar norėjau išmesti. Žiūriu, balionas įdėtas toks. Geras. Atėjom stojukų į žaidimų kambarį. Šiaip jis jau mėgelio norėtų. Na tiek čia. Tiek. Tai dar, nežinau, kokią valandėlę pabūsim ir po to užmigdysiu šį ramiai vežimėlėje ir galėsiu pasivaikščioti po parduotuvės. Šiek tiek. O ką tu čia valgai? Truputį. Nes reikia užėti kelias parduotuvės. Į Sinsėjų būtinai užėti nupirkti tą naują patalinės komplektą. Kadangi aš iš Sinsėjus pirkau ir antklodį, ir pagalvę, ir užvalkalus, tai ten yra tokių specifinių išmatavimų ir nelabai kur randu pirkti dar vienos patalynės komplekto, tai reiks užėti nupirkti dar vieną. Aš nežinau, kodėl aš pirkau tik vieną,
nes realiai vis tiek vieną skalbį, vieną reikia pakeisti, o dabar ypač tokiu oru nieks nedžiūva iš vis. Balkonė tai ten visą savaitę gali džiovinti, vos išdžiūvo, o kambarį labai drėgmė kaupėsi. Tai, žodžiu, reikia bent jau patalinės komplektą dar vieną nupirkti, kad nereikėtų kambarį džiovinti ir ilgai balkonė džiovinti. Numesiu po žaidimų kambario, paguldžiau tą vežimą, pasodinau, iš karto užmigo. Iš karto, tiek jau pavargo bežaisdamas, tai guliu jau. Ėjom dar iki Babycity Toy City, ką nors žaislų nupirkti, bet teko man vieną išrinkti, nes viskas palūžo. Tai parodysiu vėliau namuose, ką nupirkau žaisliukų, pati pasėmiau dabar kavos iš Vero Cafe, šiek tiek pailsėsiu, nors aš nepavargau. Bet dar reikėtų iki Sincėjaus, kaip ir sakiau, nueiti. Ir nežinau, lauksiu gal vyro. Jisai, žodžiu, mus pavežė iki outleto, nes važiavo pats į sporto salę. O aš jam sakiau, kad mes grįšim. Tiesiog, kaip atsibos, grįšim. Bet jisai norėjo irgi, galvojo, nusipirkti sportinę aprangą kažkokią. Tai nežinau, ar su vežimu važiuosim namo, ar vyras atvažiuos. Bet šiaip netoli, čia mums yra iki namų apie kilometrą pareiti. Tai gali aš galėčiau pareiti, bet nežinau, laukia jis, kai grįš iš sporto salės, kadangi jis tiek pračiau važiuoja, gal užsuks, pažiūrėsim, bet aš dar sakau, aš galėčiau čia sėdėti, tiesiog ramybė tokia, kol Tajus miega, aišku. Nu, mes jau grįžom namo, nežinau, ar pavyks man parodyti, ką nusipirkom, nes Tajus dabar čia aplink. Stovo duodasi. Tai jau, kai žiūrėk, palauk biškį. Tai visų pirma parodysiu, ką aš jau nupirkau iš Toy City. 2 žaidimus tokius. Atiduodu jam ir gal bus ramybė parodyti viską toliau, ką nusipirkau. Tai va, toks čia tiesiog sudėlioti kaip dėlionė pagal formas. Čia yra medinis. Ir kitas medinis, beje, aš tam buvo 5% nuolaida, tam buvo be nuolaidos. Ir kitas toks irgi medinis, kažkaip man, nežinau, patinka mediniai žaislai. Nu, man patinka, bet Atajui patinka, nežinau. Bet man patinka mediniai žaislai. Kažkaip jie atrodo kokybiškesni, tvirtesni ir kažkaip taip mieliau man jau plasmasė. O kitas pats žaidimas yra toks fainas, čia tokie kamuoliukai laksto. Kaip pieštukas magnetinis ir tuos kamuoliukus čia galima per viršų, kadangi čia užsideda toks kaip stiklas, nu ne stiklas čia yra. Ir gal aš vėliau parodys, kaip su juo reikia žaisti. Tiesiog va, toks žaidimas ir čia kamuoliukus varinėti. Nu gerai, tai aš jau tiek užsiėmęs, nes aš pakavau žaisliukus tuos ten biškį pažaidėm. Tai dar noriu parodyti, ką nusipirkau savo grinai. Sidabrinę grandinėlę ir auskariukus. Jau labai paprastos grandinėlės, visiškai paprastos. Smulkučiai karoliukai, apvalūs ir viskas. Tiesiog, nes nebeturėjau, buvo Tajus man nutraukęs, kur aš ilgai labai nešiau vieną grandinėlę ir nusipirkau kitą. Labai pigiai kainavo jinai, kiek čia, 18 eurų. Ir dar buvo nuolaida, man atrodo, 3%, tai šis papigiai buvo. Kadangi buvo taip pigu, dar galvoju pasimsiu auskariukus kažką į temą. Bet nieko įspūdingo, tiesiog va toks burbuliukas irgi. Man su auskarais visada yra šiek tiek problemų, kadangi aš niekada neišsiimu eidama miegoti. Nu, man nepatinka. Jeigu aš jau išsiimsiu, tai aš jau nebeužsidėsiu.
pamirštu aš tiesiog. Ir man turi būti patogu miegot, o dažniausiai tas galiukas spaudžia man. Tai vat, man tokia bėda yra su auskarais. Po to, kaip ir sakiau, buvau užėjusi į Sinsėjų, tai pasiėmiau tiesiog tokį rankšluostį paprastą rankoms. Kiek iš čia kainavo? 3 eurai, toks metras ant 50. Po to tai čia buvo 2 maikutės tokios. Ir nepatikėsit, norėjau maikų nusipirkti, tiesiog paprastų maikučių, bet moteriškam skyriui visos maikutės tokios ir tokios. Ta prasme, labai plačios ir trumpos, kažkoks, nežinau, nieko aš neradau moteriškų skyriui. Tai nuėjau į vyrų skyrių ir pasiėmiau, radau 3 maikučių, daug buvo maikučių, tai pasiėmiau tiesiog 3. Tai viena tokia, va, paprasta, pilka, su užrašu. Dydis L pasiėmiau, nors aš nešioju viską XS, bet kadangi man Nike'as turi būti uždengti užpakalį, kai aš vaikštau su timpom, tai pasiėmiau tokį didesnį dydį, tai dar ir vyrų tiks. Po to kita tokia ir jos kainavo 3 pem. Va, 2 tokios po 3 pem ir viena brangesnė, čia irgi iš vyrų skyriaus, jinai kainavo 6 centais kažkaip. 7 eurai. Va tokia, tiesiog irgi ilgesnė. Kaip sakiau, jau patalinis komplektą nupirktajui. Čia buvo irgi tų išmatavimų, bet nebuvo tų komplektų, kur buvo tik tai pagalvės ir antklodės užvalkalas. Čia buvo pagalvės, antklodės ir, paklodė. Tiesiog, bet man paklodė šiaip nereikėjo, bet kadangi nebuvo kitokio to mažesnio komplekto, tai paėmiau va tokį. Čia su tokiu bedriku. Ir dar pasiėmiau naujas timpas, nes maniškis jau irgi jau tokios jau nudėvėtos. Tai čia irgi iš Sinsėjaus, šiaip brangios 10 eurų, nežinau už ką. Nesimatavau, bet taip, gal įlysiu. Čia tokia medžiaga. Va, tajus žaidimukai, kuriuos nupirkau vakar. Tai toks yra kaip pieštukas ir jis magnetinis. Ir tiesiog reikia suvaryti kamuoliukus. Aišku, čia man dabar labai įdomiau. Tajus dar šito nelabai supranta, ką čia iš vis daryti reikia. Aišku, jis bandavo ten kamuoliukus gaudyti, bet jo, tai va, žodžiu, taip reikia išvarinėti. Kaip suprantu, suvarinėti žalios spalvos, raudonos, geltonos, mėlynos. Ką? Prasukti? Palauk. Palauk, aš tau padėsiu. Kita? Ne? Kita perjungti. Na, o kitas o toks tiesiog dėlionė turi sudėlioti tuos visus gyvūnėlius. Šiaip šitas labiau jam sekasi. Vakar, kaip skaitai, pažaidėm. Čia yra skirtingi ornamentai ir tiesiog galima sudėlioti tuos gyvūnėlius visokius. O parodysiu keletą outfitų uždėlskį. Tai ką vakar nusipirkau? Tas tamprės, žinokit, labai fainus. Aš kai paėmiau jas, galvau, kad neįlysiu. Čia dydis, bet labai lengvai užsideda, neapspaudžia, netempia. Aišku, kur reikia, ten apspaudžia. Tai šiaip visai patiko, labai patogas. Palaidinė, vyriškas L dydis. Va, kita maikutė. Ar pasakysi, kad čia iš vyrų skyriaus. Aš kažkaip seniau nemėgau tokio stilio, kai laukiausi, kažkaip pamėgau ir dabar tebemėgstu. Tiesiog paprasta, lengva, nevaržo, patogu, kur reikia ką paslėpė ir žodžiu. Tai vat. Ir va tokios žalios spalvos. Dar ir vyras, jei norės, galės užsidėti šitą palaidinį. Jinai gal šiek tiek, šitos 2 paskutinės yra platesnės, nes ta pirmoji, netgi dydis yra regular, tai nežinau, čia koks čia oversize gal kažkaip, nežinau žodžiu, bet viskas čia kaip iki po namus į gamtą, kažkur į lauką irgi vasarą, aišku, irgi labai geri rubeliai. Ir mėgoju su tais auskariukais, tai nejutau nei karto, kai, sakykime, kai priguliavausi, kad kažkas spaustų ar kliūtų, tai jau geras ženklas. Grandinėlė irgi viskas faino, nežinau, kol kas viskas gerai, kaip pasakyti. Šiek tiek jaučiasi gal ausis tokios jautresnės, labai senai buvau auskarus įsidėjus, tai gal viskas ok, priprasiu. Žiūriu, kokie mano plaukai ataugia, beprotiškai. Tai rytoj varau dažytis plaukų.
Bijau, tikrai bijau, nes pirmą kartą Lietuvoje Vilniuje dažysis plaukus. Aišku, jūsų Instagram'e klausiau, prašiau rekomendacijų, pas ką dažotės blondinės ir kur esat patenkinus pas savo kirpėjas ar kažkokiam salone, kokiam rekomenduokit. Tai viena labai rekomendavo tokią kirpėją, tai rytoj varysiu pažiūrėti, ar tikrai ar ne. Išsirinkau ją vien dėl to, kad mačiau Instagram'e labai gražius jos darbus. Taip gražiai padaro tiesiog iš tamsios rudos brunetės šaltą, švarę, šviesią, blondinišką spalvą, tai neatsižiūrėjau. Iš tikrųjų labai gražiai padaro, labai gražus darbai. Aš tikiuosi, kad man irgi kažką padarys taip, kad irgi džiaugsiuos. Tai vat, ačiū, kas rekomendavot. Jo, bandysiu, žiūrėsiu, kaip čia bus. Bet žiauriai šiaip pataugė. Aš paskutinį kartą dažiausi rugpjūčio, man atrodo, mėnesį, ar rugsėjo. Ne, man atrodo, rugpjūčio gale. Tai va, grubiai pusę metų praėjo, aš šiaip kas pusę metų ir dažausi. Žiūrėsim, bandysim. Aš pasirinkau AirTouch. Šiaip man AirTouch vis laik ir, kaip nedažu, seniau dažydavo AirTouch, po to dažydavo srogelę, po to kombinuodavo. Po to pasirodo, kad AirTouch nėra geras dažymas, nes, pavyzdžiui, man nelabai jisai tinka, todėl, kad mano plaukas yra pūstas, kaip pasakyti, tuščia viduris, lengvas ir su fenu, kai išpučia ten, žodžiu, nebelieka ten nieko dažyti, nes viskas įsipučia. Ir šiaip atseit tas AirTouch nėra geras dažymas, todėl, kad kiekvieną kartą nusidažo vis naujas plaukas. O kai daro srogavimą, tai galima sugaudyti tas pačias srogeles. Aš nežinau, čia kiekvienas meistras vis taip šneka skirtingai, tai žinot kaip yra. Baigiu šitą vlogą ir susitinkam kitame. Ate.